FM. Padaryt įsdivoną iš auklyčių. Turim kelius numerius. Nežinau, ar čia pataikysim tiksliai auklėtojam, nes čia tokios kaip ir įmonės, reikėtų gal daugiau, žinai, kurios skelbimuose pranešinėja. Žodžiu, skambinam tokiai Kiškių Pilaitė. Gražus pavadinimas, ne? Labą vakarą. Labas vakaras. Ar aš su auklė kalbu? Taip. Auklė, jums skambina tėtis Aurimas. Taip. Ar galėtumėt mano vaikutę prižiūrėti? O kada jūs norite? Gal rytoj būtų galima, nes realiai, man reikia iš tikrųjų pagalbos, mamytė dabar išvažiavus, aš vienas nelabai susitvarkau. Jam yra 6 metukai. Na, dar bus 6 metukai. Aš noriu būti paprasta, aš tik noriu. Čia šiaip jau toks, kaip namudinis darželis yra, kur... Ne, žinokit, mes darželį ne... Lukutė, šiek tiek palauk, aš pakalbėsiu su teta. Nes nevežam į darželį, mes norim, kad namuose jis augtų, jisai turi viską, ko jam reikia. Man tik reikia, kad auklėtoja jį prižiūrėtų. Aš tik noriu būti. Žinokit, aš tokios paslaugos netikiu, nes aš pati prižiūriu kelius vaikučius pas save. Teta, o jeigu aš noriu būti mergaitė, ką nori ką daryti? Lukutė, šiek tiek palauk, aš su teta kalbu. O gal jūs galėtumėt kažkaip, aš pamokėčiau pinigėlių. Per daug, aš turiu per daug pisiukų. Aš vis tiek nuo 7 iki 6 valandos visą dieną prižiūriu kelius vaikučius. O kur jūs juos prižiūrit, gal pas mus galite atsivežti? Abejoju, nes tai yra keli vaikučiai ir jiems pritaikytos patalpos. Sekundę palaukite, aš kalbu su sūnum dabar. Tete, Taip, Lukutė. o gal pas mergaitės yra, kitaip. Kas kitaip? Mes buvom tualete su Gabriele ir pas jinai, man atrodo, jai kažkas neišaugo. Lukutė, aš kalbu dabar su teta. Bet kodėl? Sekundę, palauk. Kodėl pas ją neišaugo? Lukutė, ne dabar, ne to. Jinai brokuotas vaikas? Dieve, kaip sudėtinga. O niekaip neišeina jums kažkaip galbūt atvažiuoti prieš? Man draugai Nu, kada jūs sakėt nuo 6? Tai yra klaida. Lukutė, gali užsičiapt ką? Debilas. Nebesuprantu, kaip čia viską daryti. Galit pakartot, kada jūs dirbat, nes man jau galvas sprogsta. Aš paskambinsiu į policiją, pasakysiu, kad tu Nuo 7 su prostitutėm buvai. O gal jūs galite tada po 6 atvažiuoti? Ir pasakysiu, kad tu mane Iki 10 muši. kokios? Tu mane muši. Nemanau. Su diržu. Aš pinigų prasme tikrai Nestumk nėra. manęs. Lukutė, galėsit? Nestumk manęs. Au. Ai, tėti. Eik į savo kambarį, gerai? Nestumk manęs, tėti. Ar būtų geras? Jeigu rytoj 6, tarkim iki 10, pavyzdžiui, mes galėtumėm pinigų tikrai pamokėti nemažai. Aš noriu ką. Turim didelį namą. Tėti. Tai jeigu jums reikia auklės visai dienai, tai aš jums visiškai nesutinkamas variantas. Netinkamas variantas. Kas yra tau? Nieko. Aš noriu ką. Įsijung PlayStationą ir sėdėk. Bet aš noriu. Netrukdyk tu man, gerai? Pastoviai tu trukdai man. Aš noriu kakų. Eik į tualetą. O tu man išvalysi už pasą. Nebegaliu. O gal galite atvažiuoti, prašau padėti, nes aš žinau, kad nebesitvarkau. Kas yra tau? O kas čia? Čia nuo tos lobos, kur ateina. Pone, gal galėtume mes jūs kažkaip perpirkti, gal jūs, aš matau, iš balso esat geras žmogus, gal galėtumėt atsisakytų vaikų ir mes tada galėtumėm jūs pasimti. Tet. Kur jūs gavote mano numerį? Tet. Internete aš radau, šiaip tai rekomendacija buvo nebloga. Tet. Na taip, bet aš kaip ir užsiemu kelių vaikų priežiūrą, tai aš kaip ir nesiruošiu keisti savo profilį. Tai jeigu pinigų klausimą, Lukai, gali užsičiauptų vieną kartą? Čiulk tu, begim čiulk tu, begim čiulk. Kur mes baigiam, aš nebesuprantu, kaip čia baigti. Esi lopas paskutinis, tu lopas, tetis lopas.
Nemuš manęs. Tėtis lūpa. Pone, tai kur mes baigiam dabar? Nebesuprantu, aš jau kaip čia dabar daryti. Ir iš tikrųjų reikėtų kreiptis į auklę agentūrą, bet daug paprašyti. Tai jūs nesutinkat, jūs nenorit, ar ne? Nežinokit, tiesiog negaliu. Gerai, supratau, ačiū Jums labai už pastangas, bet... Kas yra ta? Sėkmės. Čiulptų. Bekimčių. Čiulptų. Tu, sūnus, esi blogas vaikas. Tu esi labai blogas vaikas. Sataniuka. Per ZFM nuo 19 valandos.